Labas vakaras. Taigi sugrįžtu su nauju taro skaitimu, bendru būrimu, kaip jūs pageidavote apie asmeninį augimą. Šįkart bus skaitimas. Taigi vėl prieš save matote 3 kaladės, tai bus 3 variantai ir pasirinkite, kurį labiausiai jaučiate, kuris jums rezonuoja. Čia būtų pirmas variantas, čia būtų antras, čia būtų trečias. Jeigu trūksta laiko, susistabdykite video ir pasirinkite labai ilgai negalvodami, nes tokiu atveju intuicija geriausiai veikia. Taigi pasitraukiu į šoną kitus variantus ir pradedu nuo pirmo. Taigi žiūrime, kur dabar esate augime. Šiuo metu esate tarsi sustojusi, tarsi pertraukoje. Kokia čia pertrauka? Gali būti, kad labai daug tyrinėjot save emociškai, galbūt dvasiškai, galbūt lankėte psichologą, terapiją kažkokią, arba tiesiog labai daug domėjotės apie save. Jūs tarsi pavargot, arba tarsi atsidūrėt aklavietėje, tarsi nežinot, kur eiti toliau, ką daryti daugiau. Ir šiuo metu esat tarsi sustojęs, tarsi pauzėje, tarsi pavargot nuo viso to gilinimosi, ieškojimo, kas jūs esate, kodėl pas jūs taip yra. Tarsi pauzėje, tarsi susidūrėt su aklaviete, galima taip pasakyti. Tai šiuo metu esat labai daug brandos įgijęs arba įgijusi per visus šitos dalykus ir tarsi galvojat, negi čia jau viskas, negi daugiau nėra kur. Gerai, dabar žiūrime, kokia pamoka pas jūs aktyvi, ką gyvenimas jūs moko. Šiuo metu gyvenimas moko, kad per sunkumus, per galbūt netgi kažkokius nepriteklius, tai gali būti ir dvasinis nepriteklius, ir emocinis, ir finansinis, kad išreikštumėt save, atrastumėt save kaip asmenybę, savo stiprybės, išpildytumėt save kaip pasakyti, pajustumėt pilnatvę būdamas su savimi. Tarsi, ką čia dar sako, kad tai buvo, žodžiu, daug nuoskaudų, daug tokių, sakyčiau, čia labiau kalba apie emocinį nepriteklių, galbūt santykiuose labai nesisekė. Ir tarsi per tai jūs turite atrasti pats save, turite atrasti laimę savyje. Kad ne kas nors kitas jūs užpildys, bet jūs užpildysit pats save. Ir kas jūs stabdo? Kokia įprotis, baimė, iliuzija. Jūs stabdo pamatyti tiesą. Pamatyti tiesą apie save, apie savo gyvenimą, apie savo klaidas galbūt, apie savo pasirinkimus. Jūs stabdo, kad jūs galit pamatyti tiesą, kuri bus labai nemaloni. Ir dėl to jūs tarsi sustojot tam tikram taške, augime tam savo dvasiniam. Nes jūs bijot pamatyti, kad tai gali nuvesti į, į nemalonius, ta prasme, dalykus. Bus iškapstyti nemalonus dalykai, nemalonios tiesos. Tam tikrus dalykus jūs slepiat net ir nuo savęs. Tai va. Ir kas jūs stiprina, koks yra resursas, kuris jau yra. Jūs stiprina resursas apsispręsti ir pradėti viską nuo pradžių, tarsi transformuoti save,
visiškai, ta prasme, užbaigti kažkokius dalykus, visiškai, visiškai pereiti į kitą etapą, jūs, ta prasme, nebijot padaryti sprendimo. Net jei dėl to sprendimo, labai ilgai abejojot, galbūt buvo kažkokios net buvot įstrigęs tam sprendime, tose dvejojimas, bet jūs nebijot padaryti sprendimo. Ir padaryti labai griežto sprendimo. Tai va, jūs turite tokį resursą, viską pradėti nuo pradžių, viską tiesiog užbraukti, uždėti, taip sakant, uždedamais kryžius ir pradedama iš naujo. Na ir koks kitas žingsnis, vienas konkretus veiksmas ar nuostata. Na, kitas žingsnis būtų tiesiog pradėti žiūrėti galbūt plačiau. Reikia, kaip pasakyti, dabar atrasti naują požiūrį. Nebekapstytis ten, kur kapstėtės, nes jau tarsi, kaip sakau, čia įstrigot, jau tarsi aklavietėj. Jums reikia ieškoti tarsi naujų galimybių augti, keistis. Ir kad, ta prasme, likimo ratas tai rodo tokį pokytį požiūryje. Ir būti sąžiningam pačiam su savim, pirmiausia. Sąžiningam, nebijoti atrasti tą nemalonę tiesą, kurios jūs bijote šiuo metu. Tai toks būtų kitas jūsų žingsnis asmeniniam augime. Tai toks buvo pirmas variantas. Ir pereinam prie antro varianto. Gerai, antras variantas. Kur dabar esat dvasiniam augime? Šiuo atveju tarsi apatijoje kažkokio. Įdomu, kodėl ta apatija. Tarsi aplinkui ir viduje yra tokių vidinių abejonių, tokios apatijos, nenoras priimti sprendimo, nenoras galbūt gilintis į kažką, gilintis į save, gilintis į savo, ta prasme, asmenybę. Jums tarsi gerai taip, kaip yra. Tarsi jums per daug informacijos, kuri jums šiuo metu tarsi, neduoda postumio. Tarsi viskas jums atrodo, kad šiuo metu viskas, kas vyksta, yra tarsi nulemta iš aukščiau. Pas jūs toks požiūris, tarsi viskas nulemta, tai ką man čia gilintis, ką man čia augti, vis tiek bus taip, kaip turi būti. Tarsi pats gyvenimas taip susiklosto, įvykiai susiklosto taip, kad tarsi viskas jau nulemta ir jums čia net nėra ką veikti. Net nėra čia kur ką gilintis, ta prasme, nieko negalit pakeisti. Tai jūs esat šiuo metu tokioje būsenoje. Ir kokia gyvenimo pamoka aktyvi. Ir aktyvi būtent tokia pamoka, kad jūs privalot prisimti atsakomybę už savo paties gyvenimą. Kad nustotumėt būti pasyvioj pozicijoje, kaip čia. Ta prasme, kad viskas jau nulemta, tai aš čia nieko nebedarysiu. Tai ką man čia daryti, jeigu viskas jau nulemta? O esmė ta, kad jūs turit prisimti atsakomybę už savo augimą, už savo gyvenimą, mokytis iš jo. Ir imti, taip sakant, jauti už ragų. Ta prasme, kad jeigu jūs norit, kad gyvenimas klostytųsi kitaip, kad būtų kitokie pokyčiai,
netokie staigus kaip dabar, tai jums reikia prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pradėti kažką daryti dėl to. Reikia kažką pradėti dėl to daryti ir kad jūs pats galit pakreipti visų įvykių, ta prasme, kryptį. Tai va, jums reikia šito išmokti, tokia pamoka jūsų. Ir kas jūs stabdo? O jūs stabdo tinginystę, iš tikrųjų. Jūs vėl esate tokioje apatijoje, jūs kuo puikiausiai suprantat visus, kaip sakant, visatos dėsnius, kad tam reikia įdėti darbo, kad reikia, taip sakant, bendradarbiauti su visata, bet jūs tingit, jums sako, tai ką aš čia darysiu, ką. Vis tiek viskas įvyksta taip, kaip aš ta prasme neplanavau, visi planai sužlunga. Ir va tas jūsų ta baimė, kad jūs tokia galbūt čia labiau iliuzija, ne tiek baimė, kad jūs esat, kaip sakot, per mažas pieška tam visam gyvenimui savo, turėt įtaką, kad jūs per mažas, kad jūsų darbo neužteks, kad jūsų norų bus per mažai, kad jūs nieko čia negalit pakeisti net. Nes viskas eina tiesiog prieš jūs. Tai čia pas jūs tokia iliuzija yra. Ir kas jūs stiprina? Koks jūsų resursas yra? O jūs stiprina, tai iš tikrųjų, tai esat labai ir smalsus žmogus, ir labai daug tokio, kaip pasakyti, vidinės nuojautos labai daug turit. Tokio net pasakyčiau, kad turit neįprastai aktyvę šitą intuiciją, labai dažnai nuspėjat įvykius ir jums dėl to būtent taip ir atrodo, kad viskas jau yra nulemta. Kad jūs nieko negalit pakeisti, nes būtent gaunat tarsi tokį, matot, šuolį tiesiog intuiciją, pamatot, koks bus įvykis ir jūs tarsi suprantat, kad jūs čia nieko nedarot, nieko negalit padaryti, nes viskas jau nulemta. Visi įvykiai, jūs nieko negalit pakeisti, jie tiesiog įvyksta. Nes jūs turit tokią nuojautą ir tai jūs stabdo. Bet kartu ir stiprina, nes būtent ta tokia nuojauta, jinai šiaip duoda jums vidinio stabilumo tokio, vidinio stabilumo gyvenime. Tai čia būtų jūsų resursas, jūsų stiprybė. Ir koks kitas žingsnis? Pirmiausia, reikia paleisti visas nuoskaudas. Pavyzdžiui, kad ir esat labai daug ko žmonėmis nusivylęs, pats savimi nusivylęs, labai dažnai pats save apgaudinėjat, kad jūs, kad ir dėl to paties, kad viskas nulemta, kad jūs nieko negalit pakeisti, tai yra tokia savęs apgavystė, tarsi savęs skaudinimas, tai jums reikia šitą paleisti, pradėti matyti plačiau. Pradėti matyti plačiau pasaulį, save galų gale, matyti daugiau galimybių. Ir tą savo vidinį vaiką labiau mylėt, priimti savo vidinę intuiciją. Ir nustot, ta prasme, kariauti su visu, kaip sakant, pasauliu, su visu gyvenimu, nustot, ta prasme, priešintis tam. Tiesiog priimti. Pas jūs labai stiprus intelektas yra ir jums yra labai sunku apsispręsti, į kurią sritį, pavyzdžiui, gyvenime eiti, į kurią sritį dabar auginti labiau. Bet iš tikrųjų, tai jūs labai intuityvus žmogus. Labai stipri intuicija, nuojauta. Tai reiktų treniruoti ją labiau, kad jinai suteiktų jums dar daugiau stabilumo gyvenime. Ir mažiau būtų tos apatijos. Tai toks buvo antras variantas.
Na ir eina prie trečio varianto. Ką kortos rodo apie trečią variantą, apie asmeninį augimą. Gerai, kur dabar esate augime? Šiuo metu šitam dvasiniam augime, asmeniniam dvasiniam augime esate labai savarankiškas žmogus, bet tarsi labiau materialiai, sakyčiau, apsirūpinęs ar apsirūpinusi, bet tarsi esat nuo šito tarsi priklausomas ar priklausoma. Ir kas čia dar? Jo, tarsi esat priklausomas. Ir tarsi bandot dalinti savo, pavyzdžiui, sukauptą patirtim, bet tarsi jums atrodo, kad ta patirtis yra per maža, per menka, kad jinai niekam nereikalinga. Ir tarsi esat nusivylęs šiuo metu. Tarsi jaučiatės vienišas. Vienišas tame, ką pasiekėt, o pasiekėt tai tikrai nemažai jau. Bet tarsi jaučiat, kad tai yra niekam nereikalinga, kad tai... Bet negalit tų minčių tarsi paleisti, tarsi esat pririštas prie tų minčių, kad visa ta jūsų patirtis niekam nereikalinga, niekam šito nereikia ir jaučiatės dėl to vienišas. Gerai, kokia pamoka aktyvi gyvenime? O pamoka tokia, kad su santykiais pas jūs yra susiję. Kad ta prasme pas jūs tarsi neišeina subalansuoti asmeninio gyvenimo ir tarsi profesinio gyvenimo. Ar tai karjeros klausimų, ar tai savarankiškumo. Galbūt čia labiau būtų kalba apie savarankiškumą, nepriklausomybę tokią. Ir tarsi neišeina turėti dviejų vienu metu. Neišeina turėti nei savo erdvės, savo nepriklausomybės ir kartu santykių, sveikų santykių. Tarsi neišeina šito subalansuoti. Ir tai šitą atėjo nuo vaikystės, tarsi iš tėvų perimtas modelis, tarsi tokios vidinės traumos tai įtakoja, kad jums nesiseka su santykiais. Tarsi nesiklosto, neišeina. Jums, pavyzdžiui, yra lengviau daryti karjerą, kaip pasakyti, savo gerbūvį kurti, negu kurti santykius. Tarsi nesigauna. Vis ne tie partneriai, ne tokie žmonės. Gerai, ir kas jūs stabdo? Kokios baimės, įpročiai? O jūs stabdo kantrybės neturėjimas. Jūs neturit kantrybės, jūs norit, kaip pasakyti, jeigu čia kalba eina, pavyzdžiui, apie šitą pamoką, apie santykius, tai jūs labai greitai skubat kurti kažkokį tą bendrą gerbūvį. Jūs norit ne paviršutiniško bendravimo, jums reikia gilumo, aistros, visko vienu metu ir jums reikia greitai. Jūs neturit kantrybės dėti pastangas, laukti, kol santykis pats susidėlios. Dėl to ir pritraukėt vis tokius paviršutiniškus žmonės į santykius. Tai pas jūs čia tokia būtų iliuzija, kad jūs neturit kantrybės.
Jūs norit visko staigiai čia ir dabar. Ir vat gaunasi taip, kad pritraukiat visą netokius žmonės, kurie yra nepasiruošę santykiui. Ir kas jūs stiprina? Šiaip paradoksaliai, bet jūs stiprina negebėjimas apsispręsti. Tarsi labai dažnai, kaip pasakyti, jūs netgi išgelbėja tai, kad jūs nesugebat apsispręsti, pavyzdžiui, tarp žmonių. Ar jau, ta prasme, ne tai, kad tarp žmonių, o tarp to, ar jums reikia santykio, būtent čia ir dabar, ar jums jo nereikia. Ar jums geriau būti viena. Ir kadangi jūs pastoviai nesugebat apsispręsti, tas santykis tarsi praplaukia pro šalį ir jisai pasirodo, po to suprantat, kad jisai buvo tiesiog netinkamas. Netinkamu metu netinkamas žmogus. Ir va tas negebėjimas apsispręsti jūs ir stiprina, ir išgelbėja kartais. Gerai, ir koks kitas žingsnis? O kitas žingsnis, žodžiu, kad ta pamoka būtų išmokta, kad galėtumėt sutikti, taip sakant, savo žmogų jau, kuris būtų ir patikimas, ir, kaip sakant, ir nusiteikęs kurt kartu gerbuvio, ne tik iš jūsų, pavyzdžiui, imtis, pavyzdžiui, skolintis ten ir energiją, ir laiką, ir pinigus, ten, jums reikia tiesiog išlaukti. Jums reikia išlaukti, jums reikia nustoti, ta prasme, griebtis, kaip sakyti, šiaudo ir kiekvieno pirmo pasitaikiusio, už kiekvieno pirmo ir tiesiog išlaukti. Išlaukti, kol suprasit, ko jūs norit iš santykio. Kokius santykius jūs norit kurt. Kokį gerbuvį savo norit susikurti. Va toks būtų žingsnis tiesiog pabūt su savim, išlaukt ir suprast, vat, ko jums reikia. Ko jums reikia pačiam arba pačiai. Tai va, toks buvo trečias variantas. Tikiuosi, skaitimas jums patiko. Jeigu patiko, padėkite like, pakomentuokite ir sekite mano kanalą. Taip pat galite mane susirasti Facebook'e Taro su Rasa ir užsisakyti individualią konsultaciją. Taigi, viso